Apple bendrovė turi daugiau nei 80 000 darbininkų visame pasaulyje. Pagrindinė įmonės būstinė yra Amerikoje, tačiau yra keletas didelių filialų Paryžiuje bei Tokijoje. Apple darbuotojai vidutiniškai per metus uždirba $125 000, tai yra apie $10 000 per mėnesį. Pirmoji Apple būstinė buvo Steve Jobs tėvų garažas. Jo įrengimui buvo parduotas net Steve'o autobusiukas Volkswagen ir programuojamas skaičiuotuvas. Šiame garaže Steve'as su komanda sukonstravo 50 Apple One kompiuterių, kurių kaina tuomet siekia $666. Apple įmonė buvo apkaltinta rasizmu. Vienoje iš Apple parduotuvių buvo pastebėti juodaodžiai moksleiviai. Parduotuvės asistentai apie įtartinai atrodžiusius juodukus pranešė apsaugai, todėl moksleiviai buvo paprašyti ją palikti. Apie šį incidentą sužinojęs parduotuvės vadybininkas asmeniškai atsiprašė moksleivių ir mokyklos direktoriaus.